Šiandien labas rytas, sakau, Tauragiai. Už manęs ten yra naujas pastatas, va, pažiūrėkim, kas čia per pastatas. Kažką labai gero naujo statas. Ar arena, ar baseinas, dar pasiklausinėsiu. O va čia šalia jau veikiantis sporto kompleksas. Tik nežinau, ar sportuojančiųjų kompleksas. Čia tiek visokių vietų yra ir su dviračiais, ir su straukimais, ko tik tai būtų galima nedaryti. Čia yra mokykla. Šiandien mano darbo vieta yra čia. Su sporto salė ten tokia galinga. Tai šiandien sakau labas rytas Tauragės pedagogų kolektyvui iš kelių mokyklų. Mes kalbėsim apie būtent sveikatą. Tai va aš dabar taip ir praeinu pro sveikatos dalį. Ir man bus smalsu pažiūrėti, ar sveikatinasi mokytojai čia šalia jų visiškai esančiam komplekse. Pažiūrėkite, kokie gražuoliai ten sportuojantis. Bent jau besmegeniai nueina ten pasportuoti. Čia aš jau ne pirmą kartą. Labai smagi progimnazija, kiek visokių idėjų yra. Pavyzdžiui, pažiūrėkite, kokią pavėsinę moksleiviam įkūrė. Ir pažiūrėkite, kokį užrašą fainą smagų turi. Kaip 190 metų jau švenčia. Praeitis, kuri jungia, ateitis, kurią kūrėme. Tauragiai, šiandien oras dar gražesnis. Šiandien 3 dieną atvykstu vėl į Šaltinio progimnaziją, susitinkam su visa grupė skirtingų mokyklų mokytojų atstovais ir toliau kalbamės apie tai, kaip mes saugom save, kad išliktume ilgai ir kokybiškai dirbantis pedagogai. Tai labą, sakau, kovo 18 dieną Šaltinio progimnazijai. Spėkit, kur aš vėl? Sporto aikštynas, pažįstama. Progimnazija vietoj. Aš esu vėl Tauragiai. Šiandien 4 susitikimas su pedagogais. Kalbėsimės toliau, kaip galim gerinti mūsų sveikatą jau bendrom grupės pastangom. Taigi labas Tauragė, labas Šaltinio progimnazija. Pažiūrėsim, ką ši diena atneš.